Šventam rašte parašyta. Belsk ir tau bus atidaryta. Lietuvoje galioja kita taisyklė. Rėk ir tave išgirs. Arba ne. Tuomet planas B. Kviesk kakadu ir dar kartą visus apriek. Tik tuomet viešai prieš kameras valdininkų ausyse atsikemša sieros kamščiai, nuo akinių nukrenta lėberis. Ir staiga netikėtai klerkai pasidaro guvus ir judrus, ale kaip kokie Mickey Mouse'ai visą abėcėlę vitaminų suvalgė. Į kakadu redakciją paskambino itin garsiai rėkianti moteris. Gelbėkit, padėkit, grobia žemę, supurtalija kelią. Lakiam ukmergėn Vidiškių miestelį. Čia mus pasitinka baiskaringai nusiteikusi čiabuvė Albina Baltrūnaitė. Jėzus Marija, baisus dalykai, nebemožna ant svietą ramiai gyventi, palangais vyksta lenktynės. Mūsų žemėse vyksta lenktynės ir tos lenktynės vyksta, reiškia, ir čempionatai kažkokie. Bet po viso šito, reiškia, čempionato, tai pasiekmės buvo baisios. Čia visas horizontas, nieko nesimatė, buvo dulkėse. Albina rėkia, kad čia netoli Vidiškių buvo lenktynės. Lenktyninių mašinų lakstė, riaumoja, darė saulės undirmoną. Pasvaigus raliui atvažiavo traktoris ir sugreideravo prie Albinos namų einantį kelių. Ir taip sugreideravo, kad nebemožna kelių nei ait, nei korvės vest, nei su dviračiu, nei su kerzavais guminiais praeit. Šitakis burdakus, paveizėkit patys. Žiūriu, kelias išdraskytas, iš priekio atvažiuoja greideris, aš jį sustabdau, klausyk, žmogaus sakau, ką darai, supranti, gerą kelią išdraskei. Tai kad man liepia. Nu ką, nu tai jisai, sakau, kelk peilius ir dink iš čia. Tai kaip atrodė kelias anksčiau, o štai kaip jis atrodo dabar. Pakraščiai iš arti visur duobės pilnos vandens, ant kelią prisvaidyta baisulinių akmenų šimtai. Kuol nieks šitą burdaką netvarka? Būkit žmonės, sutvarkykit, išrinkit akmenis iš pievų. Sutvarkykit kelią, nepjaukit pievų pakraščių, svarbiausia reikia. Nu kaip tyčia nupjauna, va pasižiūrėk, nu va, pasižiūrėk, kas dar, nu, a čia darbs, nu. Veizėkit, kas daras, prisvaidyta baisiausių mašinų padangų, net medžiai pranos praugi, į niekus nieka netvarka. Bye-bye! Čia va padangos va irgi griovy sumestos ir mes puikiai žinom, kad čia nuo pirmutinių ralių jos yra sumestos, šitos visos padangos. Ir dar pamėgink dabar jas paimti, kai medžiai yra užaugę. Albina pasistvėrus kakadu berniokus lakė pas šitų lenktynių organizatorius į kelią greideruotojus. Vo! Važiuokit čia. Ir šitą užmislą sumanyta jis. Ponus Gintarus Gladauskus. Gladauskai, kuol supurtalė į kelių? Kam jūs paleidot greiderį geram keliu? Geras kelias buvo iš tiesų, tai patvirtino. Po greiderio kelias buvo išdraskytas, 2 komisijos buvo atvažiavusios. Greiderių firmas direktorius Gladauskas sako, viskus gerai. Kelias kaip autostrada, gražus, lygus. Pensininkė Albina dėl to dar labiau pasiunta. Tai kodėl negalėjo? Kelius greideriuoja ir kelius sutvarko. Kaip kitur greideriuoja, aš nemačiau. Kelią sugadino. Aš netvirtinu ir nematau, kaip kitur greideriuoja. Direktorius Gladauskas net laikęs Albinos spaudimo neša kudašių. Pasižiūrėkit. Nu tai nuvažiuokit, pasižiūrėkit. Tačiau ponia Albina atakuoja Vidiškių seniūną Virgilijų Štarą. Anas irgi prie šitą bardaką, prie šitų lenktynių organizavimo prisidėjęs. Jūs tam rally lenktyniaujat, dalyvaujat, kalbas rėžiat kažkokias? Ne, tikrai. Neturit sens. Virgutė. Taigi, kiek tu, taigi aš puikiai žinau ir garbės pakiloj būdavai kaip garbės svečias, nu kur jau ne. Vidiškių seniūnas savo miestelį nemata nei šiukšlių, nei suportalintų kelių. Tvarka čia kaip pas dievų užpečkį. Seniūnė, ar jūs matėt ten nuvažiavęs dabar padėtį? Taip. Ir ten, sakot, neprišiukšlinta nieko. Nu, kad aš prišiukšlintų nieko labai nemačiau. Mes ten radom kalną padangų, kelių metų senumo beje.
kokių 5 iš tų padangų netgi auga jau medžiai. Tai apie... Tai ten buvo saugumo, ralio saugumo atveju padėtas tas padangas, kad jeigu mašina lėktų, kad toliau nenulėktų. Ar neprišiukšlinta ten? Dėl šito sutinku. Pagaliau prispirgintas kakadu kamerų ir apibartas ponios Albinos Baltrūnaitės seniūnas Nuzlaičia. Prižada sutvarkyti kelius ir išrinkti šiukšles iš žmonių pievų. Pripažinkim, kad klaidų buvo padaryta greičiausiai. Vienintelė klaida, kad nepažiūrėjom, kad tikrai nereikėjo greideriuoti. Nereikėjo. O dėl šito tai sutinku. Malonu, pan seniūnai, kad akis jum atsmerki. Būtų gerai, kad matytumėt savo žmonių bėdas ne tik, kai kakadu atvažiuoja, bet ir kožnų dienų. Yra kas ir be mūsų jūsų bardakus iš aukščiau mata. O tepa. Sniego kai prineša, tai net ir pernai žiemą va kaimynų duktė nuo ano kelio tempia krepšius.